Vilniuje antrajame Ardena salono aukšte įkurta 500 kvadratinių metrų ekspozicija, kuri kontrastuoja su įprastu apšvietimo salono įvaizdžiu. Šiame interjere nėra natūralios šviesos ir visą apšvietimą sudaro tik dirbtinės šviesos šaltiniai, todėl dizaineriams nesunkiai pavyko sudėlioti šviesos akcentus. Bendra erdvė yra padalinta į nedidelius kamerinius skyrius bei suskirstyta į teminės zonas. Klientai turi galimybę iš arti apžiūrėti ir įvertinti šviestuvo formą, kokybę bei skleidžiamą šviesą. Šviestuvai, ypatingai klasikiniai, sukuria ypatingą nuotaiką. Tai, kai ir matom, krištolų tviskesys, šilko blizgėjimas, auksas, bronza, sidabras, visa tai traukia žmogaus akį. Kas aktualu šiais metais, tai klasikiniai šviestuvai sidabro spalvos. Irgi pristato jūsų interjerą visai kitokiom spalvom. Prieš renkantį šviestuvą svarbu gerai apsvarstyti, kokia bus patalpos, kuriai renkate šviestuvą paskirtis. Tai svarbu, nes įprastinis pakabinamas šviestuvas apšviečia visą kambarį, tačiau specifiniai veiklai gali reikėti zoninio apšvietimo. Taip pat reikalinga atkreipti dėmesį ir į kambario dydį. Siekdami sukurti pakankamą šviesos srautą dideliame kambaryje, turėsite pasirūpinti keletų šviesos šaltinių. Kaip pasakojo mūsų pašnekovė, lietuviai pirkėjai labiau linkę prie modernaus, santūraus dizaino, o šiuolaikinės technologijos tiek ištobulėjo, kad dekoratyviniai šviestuvai yra komplektuojami su šviesos diodais, ledais. Tai gali būti balto stiklo, metalo arba net krištolo derinys, bet su ledais. Didelis šviesos srautas ir energijos taupumas. Tai, ko reikia mums šiuo metu. Ledų šviesos nereikia bijoti. Technologijos pažengusios yra tiek, kad ledo apšvietimas jau prilygsta beveik, sakykime, kaitriniai lempai. Ir tai yra šilta, jauki šviesa. Dabar ant bangos būtent, sakykime, apvalios formos, apvalumai. Pažengę ir visiems žinomi dizaineriai kūrė šviestuvus, panaudodami netgi labiau gamtos elementus, tai pavyzdžiui, debesis primenančius šviestuvus. Nemažas ekspozicijos plotas yra skirtas ir lauko apšvietimo įrangai. Tiems, kurie rūpinasi ne tik interjeru, bet ir eksterjeru, namo fasado išvaizda ar turimo sklypo grožiu. Stengiamės pasiūlyti modernią klasiką, neutralumą lauko apšvietime, nes tendencijos keičiasi labai greitai, tačiau lauko apšvietimas jis visų pirma turi būti praktiškas. Vieni iš ekspozicijos kamerinių skyrių yra skirti moderniai klasikai. Tačiau kasgi yra ta moderni klasika? Klasikinės formas primenantys šviestuvai, bet šiuolaikinės medžiagos, šiuolaikinės medžiagų išdirbimas ir formos. Kaip ir pavyzdys, tai šviestuvas, kurį matot man už nugaros. Primena klasikinį Venecijos stilių, tačiau tuo pat metu šviestuvo surinkimo sistema yra tiek paprasta, kad ją galėtų surinkti paprastas vartotojas. O išrinkimo sistema gera tuo, kad šeimininkės galėtų šį šviestuvą plauti net indaplovėje. Modernios klasikos puikus pavyzdys tai chromuotas modernios formos rėmas, tačiau pagražintas būtent klasikinio stiliaus krištolu. Arba puikiai visiems žinomi Murano stiklo šviestuvai, tradicinė klasika, tačiau dizaineriai bando, sakykime, panaudotas medžiagas, netgi kurdami ir modernias formas. Ir toks šviestuvas gali tapti būtent modernaus interjero akcentu. Dar vienas patarimas. Atkreipkite dėmesį ir į lubų aukštį. Aukštesniems luboms rekomenduojami masyvesni šviestuvai, žemesniems smulkesni. Tačiau galgi yra universalus patarimas, kaip išsirinkti geriausią šviestuvą. Greičiausiai reikia tiesiog ateiti, pamatyti ir įsimylėti jį.